Sveiki, aš esu Lukas iš riedis.lt ir šiandien pristatysime jums vieną naujausių šių metų Engve L20 3.0 Boost dviratį. Ką reiškia Boost, iš karto pasakau, kadangi daugybė Engvės naujų dviračių atsiranda su Boost technologija. Boost yra mygtukas, kurį paspaudus, minant pedalus, jums yra suteikiama turbo galia. Tai panašiai kaip automobiliuose būdavo NOS. Jūs minate, variklis jums ir tai padeda, priklausant nuo elektrinio režimo, nuo 1 iki 5, tačiau ant 5 režimo, jeigu jums į kalną dar neužtenka galios, jūs paspaudžiate mygtuką ir dviračio variklis tiesiog jūs užstumia dar stipriau. Išbandykite šią technologiją mūsų salone, jau yra ne vienas dviratis su Boost mygtuku. Na, o šiandien pakalbėkime apie naujausią jau 3 kartos L20 Engve dviratį. Šis dviratis asmeniškai man labai patinka. Jeigu ateina klientai pas mus ir renkasi kažką panašaus, dažniausiai aš mėgstu jiems pristatyti šio dviračio privalumus, todėl kad jis pakerėjo mano asmeniškai širdį. Tai yra patogus dviratis. Žiūrėkime, sėdynė plati su amortizatoriais, gertuviai vieta, sulankstomas dviratis, galima jį vežti automobilio bagažinėje, neužima daug vietos, svoris 33 kg. Nėra pats lengviausias, tačiau tai yra dėl jo galios. Net 750 W pikinė galia, nominali galia 250 W, kad atitiktų Europos reglamentus vakarų Europoje. Na, tačiau šis dviratis realiai išvysto ženkliai didesnę galią. Hidrauliniai stabdžiai leis sustabdyti šį dviratį ypač efektyviai ir važiuoti saugiai. Labai gražus LED žibintas integruotas į galą suteiks šiam dviračiui futuristinės išvaizdų. Na, o priekinis žibintas leis matyti nelygumus ar kelio vingius tamsiu paros metu. Didelis ekranas leis matyti patogiai visus parametrus, kuriuos jums reikia žinoti. Nuo nuvažiuojamo atstumo, didžiausio greičio, vidutinio greičio iki įjungtos elektrinės pavaros ar kilometrų per valandą. 7 bėgių Shimano sistema jums leis persijungti grandinės padėtį ir važiuoti maloniai atitinkamu greičiu. Na, šis dviratis man asocijuojasi su patogumu, komfortu ir kelionėmis. Ne per plačios ir ne per siauros 3 colių padangos jums leis važiuoti įvairia danga. Tiek bekelės, tiek miesto dviratis. Jis neturi klasės, miesto ar bekelės. Tai yra hibridas. Reguliuojamas vairas leis važiuoti ir aukštesnio ūgio vairuotojams ir pasireguliuoti vairą pagal savo patogiausią padėtį. Šis dviratis yra viduriukas tarp dizaino ir komforto. Patogi sėdėsena, patogus užlipimas, sulankstimas, amortizatoriai puikiai dirba darbą. Na, o didžiausias privalumas iš šios L formos dviračių klasės, kad šis dviratis turi įmontuotą galinį amortizatorių. Taigi, važiuojant, jūsų nugara jums padėkos, jūs jaustės komfortiškai, pasieksite iki 25 km per valandą greitį elektros režimu, o toliau jau kiek jūsų kojos leis. Galinė bagažinė leis vežti krovinius ar net nedidelį keleivį. Na, o priekyje yra paruošti standartiniai tvirtinimo elementai priekiniui krepšeliui prisitvirtinti. Taigi, tai yra kelioninis komforto dviratis. Atvykite pas mus į saloną, išbandykite šį dviratį, pasižiūrėkite, ar jums jis yra tinkamas. Aš manau, kad jūsų atsakymas bus taip. Na, netrukus pademonstruosiu, kaip šis dviratis susilanksto, tačiau prieš tai paminėsiu dar technologinius svarbiausius dalykus. Taigi, 48 V 13,5 Ah išimama, lengvai išimama baterija leis įveikti iki 135 km atstumą. Kodėl tiek daug kilometrų? Todėl, kad šis dviratis yra su naujausiu torque sensoriumi. Torque sensorius tai yra ta technologija, kuri jaučia, kaip stipriai jūs minate ir žino, kiek jums reikia naudoti variklio ir baterijos resursų. Taigi, jeigu silpniau minsite, baterija dirbs eko režimu automatiškai, nereikės nieko keisti. Torque sensorius suteikia labai intuityvų ir malonų važiavimą. Jūs turite tai pabandyti, jeigu to dar nedarėte iki šiol. Dabar demonstruojame, kaip šis dviratis susilanksto. Kad būtų lengvesnis, galime išsiimti bateriją ir ją pasidėti šalia, tai automatiškai bus lengviau sulankstyti šį dviratį. Na, o sulankstimas yra labai paprastas. Nuimame kojelę, užlenkiame pedalą į patogią poziciją ir sulenkiame dviratuką. Dviratį drąsiai galime atremti ant metalinės iškišos
Na, o jeigu jums jis vis dar užima daug vietos, tai nulenkėme ir vairą. Be abejo, baterija galėjo likti ir viduje, tačiau ją išėmiau tam, kad jį būtų lengviau įkelti į automobilio bagažinę. Svoris palengvėja kokiais 8 kg tikriausiai. Na, ačiū, kad žiūrėjote šį pristatymą apie komfortiškąjį Engve L20 3.0 Boost dviratį. Atvykite pas mus į Vilniaus saloną, įsigykite šį dviratį iš mūsų partnerių arba tiesiog užsisakykite internetu. Ten gausite ir papildomą nuolaidą pirmajam užsakymui. Ačiū, kad žiūrėjote. Gerų ir saugių kelionių. Iki. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.